Sveiki, mėly klausytojai, su jumis šiandien sveikinasi 3 filologijos fakulteto trečiakursiai lituanistai. Mano vardas Emilija, o su manimi studijoje šiandien Dominykas ir Gabija. Tai kas čia dabar vyksta? Kodėl už mikrofonų studentai? Iš tikrųjų, atkeliavom į radijo studiją tam, kad pradėtume naują rubrikoje, kurioje kalba tinklalaidė studentauja. Juk studijuoti ir studentauti tikrai nėra tas pats. Todėl šioje rubrikoje norėtume pasigilinti į studento filologo kasdienį gyvenimą. Iš vienos pusės tai gali būti aktualu moksleiviams, kurie kartais pagalvoja apie filologijos studijas ir dar tik spėlioja, kas ten jų lauks. Iš kitos pusės ši rubrika mums patiems, studentams, leidžia reflektuoti kasdienius džiaugsmus, kasdienius vargus ir aptarti aktualius klausimus. Nieko labai akademiško nežadam ir daugeliu atveju kalbėsime iš asmeninės, subjektyvios perspektyvos. Tikimės ateityje pakalbinti kuo įvairesnių asmenybių iš mūsų fakulteto, o gal ir ne tik iš mūsų, ir viliamės, kad jūs, mėly klausytojai, patirsite geras emocijas klausydamėsi. O apie ką kalbėsime konkrečiai šiandien? Gabija, gal norėtum pasidalinti? Žinoma. Taigi, pirmai laidai nusprendėme parinkti rubriką, kuri būtų artima ir šilta kiekvienam studijuojančiam filologijos fakultete, o taip pat ir klausytojams, norintiems galbūt šiek tiek kitų kampų išgirsti, kaip ir kuo gyvena filologai. Tad šiandien pakalbėsime apie filologų perliukus, o kitaip tariant, filologino inside jokes ir hidden gems. Trumpai klausytojams noriu paaiškinti šios angliškus terminus. Inside joke tai tam tikrai žmonių grupiai suprantamas juokelis, o hidden gem tai kažkas labai gero, apie ką žino nedaug žmonių. Bandysime aptarti tuos akademinius perliukus bei atradimus už filologijos fakulteto ribų. Apie visus šiuos filologų perliukus su mumis kartu pasikalbėti pasikvietėme Dominyką. Sveikas, Dominikai. Labą, ačiū, kad pakvietėt. Ačiū labai, kad atėjai. Taigi, Emilija, kodėl mes pasikvietėm Dominiką pakalbėti kartu su mumis šiandien? Taip, jeigu kalbėčiau iš savo perspektyvos, tai mano atsakymas labai paprastas. Kai dėstytoja Ernesta pakvietė mus su Gabija pradėti šitą tinklalaidę, aš taip vis pakalbindavau kokį mūsų kursioką. Ir iš tikrųjų, kai kalbėjau su Dominyku, iš karto iš jo pajutau tą entuziazmą, kuris man labai patiko. Ir sakiau, nebus geresnio svečio nei Dominykas, jeigu, jis pats nori kalbėti. Tai čia tai ir darysime. Taip, po mano atžvilgiu, tai Dominikas yra labai įsitraukęs tiek universitete, tik už jo ribų įvairias veiklas, tai manėm, kad bus labai šiltas, jaukus ir smagus ir įdomus pašnekovas pirmai mūsų laidai. Tai aš nuo to tiesiog tokio paprasto klausimo visai ir pradėsiu. Dominikai, kaip tu dabar laikais? Kuo gyvena trečiakursis lituanistas? Ačiū labai, nuo tiek epitetų, žinokit, klausytojai nemato, bet raustu. O kalbant apie tai, kaip jaučiuosi dabar, tai turbūt pasitelkčiau Vaižganto kūrinio tokią pavadinimą ir sakyčiau, esu tarp rimų ir nerimų. Aha. Artėja vis tiek ir tarpiniai atsiskaitimai, ir pranešimų, rašto darbų. Tai, man atrodo, tokiam bėgimo ir skubėjimo laike. Daug skaitimo, natūralu, filologija, bet nežinau, viskas gerai, smagu. Visiškai su tavim sutinku, aš gyvenu tuo pačiu ir tiesiog labai džiaugiuosi, kad mes ištaikėm to laiko susitikti, pakalbėti, šiek tiek atsitraukti nuo viso to skubėjimo ir net sakyčiau iš tokios reflektyvios perspektyvos pažiūrėti, kur mes čia esam. Tai galim po truputėlį judėti prie tų mūsų filologinių perliukų. Na ir norėjom paklausti tavęs, Dominikai, pirmiausia, kas tau šauna į galvą, galvojant apie tas mūsų studijas, jau štai 3 metai filologijos fakultete, ką išsineši tokio, kas išlieka gyvenime ir vis sugrįžta protarpiais? Aš turbūt norėčiau tokį komišką atvejį paminėti, kuris, man atrodo, vėliau kažkaip apie jį pagalvojus nėra toks komiškas ir gal net esminis. Atrodo, 3 metai praėjo, bet dabar neatsimenu, ar pirmame ar antrame kurse mes turėjom profesoriaus Kardelio fonologijos
paskaitas ir puikiai atsimenu, kaip turbūt pirmosios gal, ar bent jau pradžioje tos kurso dalies metu profesorius atėjo į auditoriją, įjungė grupės Biksų dainą Kas iš to. Mes minutę kažkaip pasiklausėm tos dainos, visiškai nesupratę, kas čia vyksta ir kodėl mes apie tai. Ir iš tikrųjų profesorius iškėlė klausimą, kas iš to? Ką mes čia darom? Kodėl mes čia esam? Tai man atrodo toks labai komiškas atvejis iš tikrųjų kažkaip atliepia mūsų galvojimą, ką iš tikrųjų mes čia darom. Tai turbūt vienas tokių bent jau mano mintise dabar iškylančių. Taip, labai toks mūsų studijom tinkantis egzistencinis klausimas, kas iš to, iš ką mes darom. Ir įdomu tai, kad dabar studijuodama dialektologijos kursą pas tą patį gerbiamą profesorių Kardelį, nuo muzikos mes nepabėgam ir tenai dabar cituojam vis dėlto Mamontovą FOIE dainas. Taip, galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garse. Puikiai. Taip, ir kalbant apie tuos juokingus momentus, kurie yra įsiminę, aš kažkaip irgi bandžiau galvoti apie pirmą kursą ir bandžiau prisiminti, apie ką mūsų grupė juokavo, nes turėčiau pasakyti, kad mano studijų programa yra lietuvių filologija, kultūra ir medijos, o jūsų? Mes su Dominyku esam gryni lituanistai, lietuvių filologai. Mes taip sakom, grynieji. Taip, grynieji filologai, čia toks terminas. Tai mūsų grupė turėjo tokį juokelį ir jūs galėsit pasakyti, ar kažką panašaus esat girdėję. Tai mes pirmam kurse labai intensyviai vartojame tą mūsų vadinamąją deminutyvų kupiną kalbelę. Tuoj paaiškinsiu ir jūs, pasakysit, ar šiek tiek antrinat ar ne. Atsimenu vienoj iš literatūros teorijos įvado paskaitų profesorius Subačius pasakė tokią frazę, nežinau, galbūt kalbėjome apie diskursą, galbūt kalbėjome apie kalbos galimybės ir jis mūsų klausė, kaip jūs reaguotumėte į tokį sakinį, gal per pertraukėlę kavužytas, brangusis. Na ir tada prasidėjo. Visi mūsų kreipiniai vienas į kitą buvo deminutyviniai, kiekvieną pertrauką eidavom į rimiuką, kavužytės su draugužyčiais. Mano universiteto draugai yra ne tik draugai, bet visą laiką draugužyčiai. Ir po to atsimenu ir minėtasis profesorius Kardelis sakė, kad su kolegom ar draugais taip pat naudoja šią deminutyvinę kalbą ir kas man buvo labai įdomu, tai kad ir latviai, turime mes jau ten draugų, irgi labai myli deminutyvus ir tarp studentų irgi yra šitas bairis, kad naudojami deminutyvai kasdienėje kalboje, tai čia kažkas tokio filologiško, nežinau, ar jūs esat su tuo susidūrę. Yra būtent man asmeniškai tekę susidurti per latvių kalbos paskaitas ir seminarus, kai tenai pamatėm, kaip latviai visur naudoja tuos deminutyvus ir mums atrodė juokinga. Mes galvom, kad mes čia lietuviai taip raiški ir taip daug naudojam, ypač mūsų rašytojai. Pasirodo, mus truputėlį lenkia kasdieniai kalbai latviai. Dominika, ir tu susiduri su deminutyvais? Žinokit, ne, bet man atrodo, turėčiau pasisemti iš jūsų ir kaip nors, bendrame kalbėjime įterpti jų. Visai miela. Tikrai labai juokinga. Ir iš šono labai juokingai skamba, bet kai taip viskas švelnu, taip gera, tai kažkaip ir gyvent geriau. Taip. O aš jums kitą klausimą turiu, nes aš irgi sėdėjau galvojau, kasgi čia mano tas perliukas iš filologyno. Ir taip pat grįžau į pirmą kursą, bet šitas dalykas vis tęsiasi iki šiol. Ir labai neseniai vienos trečiakursės nugirdau tokią frazę, kad mes turbūt baigsim studijas ir vis dar nežinosim, kur kokia auditorija yra. Tai ar susidūrėt su mūsų painiuoju filologynu, kad vis kažkokios, pavyzdžiui, auditorijos vis dar nerandat? Mano atveju tai aš gal nesusiduriu su tuo, bet yra be galo sunku kitam žmogui paaiškinti, kur yra ta auditorija. Nes atrodo, tu per tuos metus kažkokiu automatu eini, jau žinai užsimerkęs, bet kai kažkas prieina ir sako, kur yra ta auditorija ir tada tu kažkaip sutrinki ir galvoji, gal mes kartu einam, neaiškinsiu. Atrodo, filologija turėtum tiek žodžių pasakyti, bet taip. neužtenka. Taip.
Sunkiausia yra, man neseniai šitas buvo, kai užsieniečiai studentai ateina ir tu dar angliškai turi paaiškinti, kur kokia auditorija, kur pasukt, kuriais laiptais pakilt. Yra tokia auditorija, kur, pavyzdžiui, mes asmeniškai mūsų grupė mokėsi tik tais pirmame kurse ir viskas, mes pamiršom tas auditorijas, kur egzistuoja jos. Sunkiausia, pamenu, pirmą kursą buvo surasti SHM auditoriją kalbotyros seminarams, kurios net nebuvo žemėlapių. O kur jinai yra? Geras klausimas, Dominikai, laikas įsiaiškinti. Jinai yra Arkadų kiemelį, tenai pasukus į tą tokį koridoriuką. Taip, gerai. Prie tų salų. Tai džiaugiamės, kad dabar pirmakursiai gali įsijungti mūsų žemėlapį ir ten jau ši auditorija yra, jie neklaidžias taip, kaip mes 2023 metais. Puikiai. Tai tegul žino apie tą žemėlapį. Aš irgi tikrai prisipažinsiu, esu paklaidžius daug kartų, bet mes dar turim irgi tokį pasakymą auditorijos sandėliukai, kur kažkur nežinia kur. Kažkokiuose pakampiuose, ypač ten prie baro Seven Fridays, kur yra tos mini auditorijos. Aš nežinau, ar juose vyksta dažnai tie seminarai, mums vyksta labai retai, dėl to mes nelabai jas ir pažįstam, tai tikrai visą laiką tam pasijuokia, kur čia esi. Ir man dar kas patinka mūsų fakultete, jis tikrai klaidus, tikrai gražus ir tu ten vaikščiai kaip kokiu Hogwartsu ir vis kiekvienais metais, nežinau kaip jūs, bet aš tai atrandu kažkokių naujų išėjimų, naujų pasukimų, kur, pasirodo, čia greitesnis kelias, galėjau čia praeiti. Arba atrandi kokį tualetą. Pavyzdžiui, prie Krėvės auditorijos netoli, ten, kur į antrą aukštą kyli. Net nepaaiškinsiu. Sunku, aš sakau sunku. Aš net nesvarginsiu, bet labai džiugus momentas. Aš dar gal pridėčiau, kad filologinas ne tik painus, bet toks ir įkalinantis kartais, nes tam tikros auditorijos turi tokią savybę užsirakinti ir jeigu tu jau taip skubiai tą paskaitą, dažniausiai Kristijono Donelaičio auditorija būna, kur taip skubiai tą paskaitą ir tada tu tas duris bandai laužyti ir galvoji, įleiskit jūs mane, arba užsirakini, kaip sakant, iš vidaus. Tai čia dar pridėčiau tą tokį įkalinimo momentą. Taip, bet iš šito gimsta kitas gražus momentas, apie kurį turbūt ir tu, Dominikai, galėtum papasakoti, nes dalinaisi pats. Dėl to, kad užsirakina, mes per dabar modernizmo paskaitas palikdom duris atidarytas. Ir pas mus svečias apsilankė, labai mielas svečias, Dominikai. Ar pasidalins? Taip, pas mus apsilankė. Ar tai yra filologino katinas? Aš nežinau. Aš irgi nežinau. Jį vadina berods dabar Vinco palikoniu, kadangi filologinas turėjo katiną Vincą, bet jisai dabar čia gyvena pas mus šitas margis, tai aš manau, kad jau jis tapo filologino katinu. Taip, ir čia toks labai įdomus sutapimas, kurį man teko kažkaip prisiminti, kai prieš rugsėjį lankiausi Kaune Vaižganto namuose ir ten buvo tokia labai puikia nuotrauka, kur Vaižgantas sėdi tarp studentų ir auditorijoje keliausi žmonės toje nuotraukoje gali pamatyti katiną. Ta nuotrauka yra iš 1927 metų Lietuvos universiteto ir labai įdomus sutapimas, kad prieš porą savaičių jau kitame Vilniaus universitete ir atrodo literatūros paskaitoje ir apie tą patį Vaižgantą dėstytoja Birutė Vyžnienė mums pasakojo ir kaip tik į tą auditoriją įsliūkino katinas. Tai labai mūsų nudžiugino ir sutrukdė paskaitą. O dėstytoja sako, svečias yra turbūt svarbesnis. Tai taip toks labai įdomus sutapimas, aš kurį pavadinau vaižgantiškos žaismės. Bet labai gražus perliukas. Taip. Ir kalbant apie tuos perliukus, jau Dominikai pradėjai pasakoti apie savo keliones, tai galbūt būtų laikas įvesti dar vieną aspektą, apie kurį mes čia atėjom pakalbėti. Tai iš tikrųjų, ką jums dar klausytojai reikėtų žinoti apie Dominiką, tai kad jis yra tinklalapio Kūrėjų takais autorius, ten skelbiantis įdomų turinį. Tai tikrai nebijokite, pasekite. Iš karto mano klausimas ir keliauja Dominikui apie šio tinklalapio atsiradimą, nes aš dar nesu girdėjusi šitos istorijos, kaip jis gimė. Kai buvau 11 klasėje, mūsų lituanistė, o dabar ir kolegė
kadangi jau tenka ir užsukti ir pasiklaidžioti mokyklos koridoriais, savo mokyklos koridoriais. Mums buvo uždavusi vasarai, žodžiu, pasirinkti vieną iš Lietuvos asmenybių, kultūros asmenybių ir kažkaip nuvykti į jam svarbias vietas, gimtinę, ten kur kūrė, brendo ir augo, ir kažkaip parengti tokį projektą. Kitaip tariant, ir pasidomėti asmenybę, bet kartu ir įsiamžinti tose vietose. Ir tuo metu aš rašiau brandos darbą, nežinau, ar teko girdėti, dabar jis yra populiarėjantis dalykas. Ir tuo metu 22 taip metai buvo, Lietuva minėjo Jono Meko 100-metį. Ir rašydamas tą brandos darbą iš dienoraščių, kažkaip pagalvojau, kad būtų labai įdomu Joną Meką ne tik tyrinėti per tuos tekstus, bet kartu kažkaip pabandyti apčiuopti ir tą jo gimtųjų vietų esmę. Ir su šeima nuvykom į Biržus, į Semeniškius, kur kūrėjas gimė. Ir kažkaip ten labai buvo įdomių momentų. Susitikau su aktorė Digna Kulionytė, kuri po to kūrė spektaklį pagal Jono Meko kūrybą ir už tai gavo ir auksinį scenos kryžių. Atrodo, tiek daug kultūros buvo viename lauke. Ir kažkaip pristačiau aš tą projektą, Jonas Mekas taip ir buvo tame brandos darbo lygmenyje. Ir po to kažkaip lyg žiūriu, kad keliaudamas po Lietuvą, labai dažnai mėgstu vasarą keliauti su šeima po Lietuvą, vis kažkaip įterpiu kažkokią rašytojo gimtinę ar, nežinau, muziejų kokį nors, kuris yra susijęs su, nebūtinai literatūra, bet tai gali būti dailė ar kažkokia kita kultūrinė veikla. Ir taip žiūriu, kad tų vietų vis daugėja, nuotraukų vis daugiau ir tada net ir šeima klausia, tai kas čia, atrodo jau tada kyla reikalas ir pasidomėti, ne tik pačiam, bet ir papasakoti kitiems. Ir kažkaip vis daugėjantiems archyvams, kaip aš vadinu, pagalvojau, kad būtų visai puikia proga, neapsiriboti tų Instagramo storių formatu, nes aš visada keldavau, kur eidavau ar ką veikdavau, tais kūrėjų takais, bet pagalvojau, kad reikėtų vieną kitą įrašą įkelti, gal kam bus įdomu, bet iš pradžių galvodamas apie tai, kad tai yra toks savišvietos momentas. Aš ieškodamas įvairiausių šaltinių ir juos lydydamas į tą vieną tekstą, kažkaip suprantu, kad čia yra ir tas, ir atrodo dar daugiau asmenybių, žinai, nepaisant to, kad kalbė apie vieną kažką. Ir taip, sakytume, kilo azartas rašyti, nes rašyti yra smagu. Filologai tikrai gali tą patvirtinti. Ir kilo tas azartas ir kažkaip 1, 2, 3 ir tas bičiulių palaikymas ir šeimos, man atrodo, paskatino toliau kažkaip tęsti tą veiklą. Taip. O Dominikai, patikslink klausytoją mūsų, ar tu būtent savo tam tinklalapį rašai tik apie rašytojus? Ne, daugiausiai apie rašytojus be abejo, bet dabar reikėtų pamastyti, buvo ir apie mano labai mylimą lietuvių kompozitorių Teisutį Makačiną, tokį tikrai puikiai žinomos bosanovos vėjas man pasakė autorių, su kuriuo teko ir susitikti ir šiek tiek minimaliai pasikalbėti. Galvoju, tikrai buvau aprašęs ir Augusto Serapino parodą Kūno kultūra, kuri buvo prieš keletą mėnesių Šiuolaikinio meno centre. Dabar tiksliai neatsiminsiu, bet tikrai labiausiai apie literatūrą, be jokios abejonės, nes tai atrodo kaip ir mano susidomėjimo sritis, bet stengiuosi vis įterpti ir kitų kultūros žmonių, vien dėl to, kad manau, kad net ir tie, kas domisi ar skaito, norėtų ir tokio platesnio požiūrį į kultūrą. Taip, ir aš pati galėčiau pridėti, kad iš tikrųjų Dominiko tinklalapyje tokio įkvėpimo gaunu ir pasidomėti, ir pasižiūrėti, kas vyksta, arba šiaip praplėsti akiratį ar kažko naujo sužinoti apie autorius, kuriuos esu jau skaičiusi. Tai tikrai naudinga ir įdomu. Kalbant toliau apie kūrėjų takus, man vis tiek natūraliai kyla dar vienas klausimas. Atrodo, kai turi tokią veiklą gyvenime, iš pradžių tikriausiai ją tęsti labai skatina tas azartas, bet vis tiek darai ir po truputėlį išsikvepi. Tai tikriausiai už visos to slypi kokia nors vizija ar žinutė, kuri skatina judėti toliau.
nesustoti. Tai Dominikai, kas tavo atveju tai būtų? Natūralu, man atrodo, su kiekvienu projektu ar su kiekviena veikla, kurią mes darom eigoje, pirmiausia, gal tai tapdavo rutina, nes aš anksčiau kažkaip, kadangi pradėjau vasarą, jau 2 metai eina, kaip šis projektas mano vystomas. Tai būdavo šiek tiek tokia rutina, nes aš kažkaip stengdavausi reguliariai kelti tą turinį ten ar kas 2 savaitę, ar kas savaitę, bet natūralu, kad kai yra tos daug informacijos, negali taip suspėti, kai dar turi ir studijas, ir kitas veiklas. Tai tų įrašų kažkaip dažnis vis mažėja, natūralu, bet atrodo stengiasi įdėti vis daugiau ir daugiau ir padaryti netokį skubotą. Ir iš tikrųjų būna atveju ir aš kažkaip pajaučiu, kad, reikėtų parašyti įrašą, bet natūralu, kad kai laikas spaudžia, kaip aš sakau, visas 4 pusės, tai labai sudėtinga, bet aš sakau, tas paminėtas mano savišvietos momentas, kad atrodo, iš tikrųjų, tam tikras žinias aš pasitelkiu ir studijose, rašydamas tam tikrus dalykus ar kalbėdamas apie tai, tas pats Vaižgantas ar ne, jau paminėtas, bet ir tas toks atgalinis ryšys, kurio aš retkarčiais, gal ne retkarčiais, bet tikrai gaunu iš žmonių, kuriuo aš visiškai nepažįstu ir man, nežinau, dabar sunku atsiminti, bet yra rašiusi skaitytoja iš Klaipėdos, kuri taip pat yra literatūros mokytoja mokykloje ir ten labai domėjosi mano veikla ir esam susirašę. Tai man atrodo, kad tas kažkiek skatina natūraliai. Bet kaip jau minėjau, taip natūralu tas išsisėmimas yra, bet stengsiuosi kiek galėsiu, savęs nespausdamas ar kažkaip neribodamas tęsti tos dalykus, nes tikrai yra tam tikrų minčių ir kalbinti ir tuos pačius menininkus, kurie dabar veikia literatūros lauke, nes atrodo, kad visas fokusas dabar yra ant, sakytume, tarkim, dabar šauna į galvą Vinco Mykolaičio Putino ar ne. Tai yra mūsų klasika, apie kuriuos mes kalbam ir turim kalbėti, bet labai įdomu ir šiandieninėme kontekste, ką matome dabar kultūros laukuose, atsigręžti tai, ką turim arčiausiai mūsų. Man atrodo, mes dažniausiai net ir nepastebim to, kas yra arti mūsų. Tai man atrodo, tų vizijų ir tų minčių ir planų ir idėjų yra be galo daug. Reikia kažkaip jų imtis. Tai belieka palinkėti didžiausios sėkmės imantis, nes aš tame prasme matau didžiulę ir tiesiog labai smagu pasidžiaugti, kad užsiemi ir darai. Ačiū labai. Ir Dominikai, noriu, kad pasidalintum su klausytojais, kur galima tave rasti, kur jie gali stebėti tavo kūrėjų takus. Tai kaip ir įprastai, turbūt Facebookas, Instagramas yra pagrindinės platformos, tai tikrai lauksiu jūsų ten. Taip. O kalbant toliau apie tinklalapius, man šovė tokia idėja pasidalinti ir dar viena lituanistinė vieta Facebook ir Instagramo platformose esate, taip? Tai man pačiai lituanistikos studijas padėjo atrasti Jablonskio ūsai. Ir labai gerai, kad studijoje šiandien turime Gabiją, nes ji apie Jablonskio ūsus gali papasakoti daugiau. Tai kas tie Jablonskio ūsai, ką ten galima rasti, kokia atsiradimo istorija, Gabija, pasakok viską. Taip, tai Jablonskio ūsai yra lituanistų bendruomenė. Susibūrė visi lituanistai, kurie tiesiog norim parodyti, kuo gyvena ir kas yra ta lituanistika. Bet per tokią smagesnę prizmę. Tai aš nesu nuo įsikūrimo, nes aš, kai, man atrodo, Jablonskio ūsai susikūrė, aš dar buvau mokinė, gimnazijai mokiausi. Ir tai, jeigu neklystu, yra maždaug karantino metai, tuo laikotarpiu. Ir čia yra įstraukę tiek dėstytojai, tiek studentai. Ir mes kuriam tokį linksmą turinį. Prisimint, paromantizuot galbūt, kad nostalgiją sukelt tiek dėstytojam, tiek studentam. Tai tiek Facebook'e, tiek Instagram'e mes keliam įvairius juokelius, vadinamus memus, mymus, kas kaip norite, taip sakykit. Šiaip buvom surengę universitete apklausą. Buvom pakabinę lapus, kaip jūs sakot, kaip lietuvinat, mymas ar memas. Aha. O kaip sakot? Aš Emilija? Sakau mymas.
Aš irgi, man atrodo, sakau. Aš irgi mymas sakau. Nors perėjus į filologijos studijas, labiau norėjau sakyti memas. Kodėl? Kažkoks man toks, net nepaaiškinsiu, vidinis potraukis į tą memą. Tai va, ir mes atsimenu, apžvelgiam tuos rezultatus, mes buvom palikę lapus, spalvotus pieštukus ir visi žmonės tai balsavo per visus aukštus, gan gausiai surinkom ir buvo pradėję rašyti savo variantų iš vis aplinkui tuos lapus, tai buvo labai smagu. Žiemą, ką buvom sukūrę, tai kalėdinius, kad sugalvotų naujadarius kažkoks. Atsimenu. Taip, tai pavyzdžiui, spragtukas buvo spragėsis kalėdinis. O. Tai va, turėjom tokių visokių fainų, tai galite juos irgi rasti Facebook'e keltus ir atvirukų turim tais būtent naujadariais sugalvotais universiteto studentų. Vienas smagiausių turbūt akcijų, kurią mes darėme ir kuri labai labai patiko universiteto studentam ir ne tik filologam, ir kuri išnešė ir mums patiems stogą, tai buvo mūsų Valentino dienos atvirukai su rašytojais lietuvių. Fantastiški. Ačiū, Dominikai. Ir mes ten, atsimenu, šnekėjom, tai gal spausinam ten kokius 500 užteks. Aš galvoju, blemba, nu gal čia per daug. Mes, atsimenu, išdėliojom po visą universitetą į specialias dėžutes, išnešėm ir į mokyklas, į Mickevičiaus biblioteką, Mažvydo biblioteką. Per valandą beveik niekur nebeliko tų atvirukų ir visi, o tai ar bus, ar yra tas, ar yra anas. Tai buvo labai smagi akcija ir tikiuosi, kad pavyks ir ateinančiais metais padaryti. Tai va, o Instagrame mes būna keliam ir tokių reelsų, kurių nėra Facebook'e, tai irgi galite pasižiūrėti, bandom tiesiog kažkaip smagiai pažiūrėti mūsų visas studijas ir kažkokius nutikimus ir beje skelbiam apie įvairius renginius, taip pat stengiamės dalintis, tai bus rasti ten, Jablonskio ūsai. Aš dar labai norėčiau įsiterpti dėl tų atvirukų. Taip. Aš labai atsimenu, kažkaip labai norisi juos paminėti ir puikiai atsimenu Juditos Vaičiūnaitės tą laukiu sekmadienio, kad ant duonos teptume bučinius ir sviestą. Ir Šatrijos raganos tą žiūriu į tave, kaip mamatė žiūri į rožės. Žiūrėk, necituoti gali, kokie paveikus buvo. Taip, bet pavyzdžiui, labiausiai man patikęs ir aš iš tikrųjų net ir pasiėmiau vieną iš tų atvirukų ir esu namuose pasidėjęs su katekizmu. Ar tu katekizmas, nes tave aš trokštu turėti, ale negaliu ne vienu būdu gauti. Taip, čia buvo vienas populiariausių mūsų atvirukų. Bet man irgi labai patiko, aš nepasigėdusi pasakysiu, tikrai pasiėmiau 10 iš karto. Norėjau visiems padovanoti, man atrodė labai geras gestas ir labai reprezentatyvu iš mūsų filologino pusės. Taip, ir mūsų siekis iš tikrųjų šitais atvirukais buvo taip pat taip skleis žinia apie mūsų studijas mokiniam. Tai mes išnešiom po Vilniaus keletą mokyklų ir aš taip pat nuvežiau namo, kadangi esu pati ne iš Vilniaus, kilusi iš Kazlų Rūdos, tai nuvežiau ten, mokytojom pasiūliau kokią žaidybinę formą juos padovanoti mokiniam ir jie vaikščiojo po mokyklą ir gyrėsi, kad gavo tos atvirukus ir beje po to mes pastebėjom, kad pakilo sekėjų skaičius būtent ir iš Kazlų Rūdos mokinių ir jie vis toliau stebi, laikina ir dalinasi iš tikrųjų mūsų šitą veiklą. Tai lauksim žmonių iš kitur į studijas atvykstančių ir tikiuosi, kad ūsai padės tai padaryti. Puikiai. Ir lauksime naujų atvirukų Valentino dienomis. Judam toliau ir toliau kalbam apie tai, ką tas filologas studentas veikia tada, kai nebūna paskaitose, arba tada, kai neskaito tos didelės ant stalo padėtos krūvos knygų. Na tai kolegos, pasidalinkit, kas dar vyksta jūsų gyvenime. Emilija, žinok, skaito. Skaito, išsijuosia dieną, ryte, vakare, profilaktiškai, kaip aš sakau. Net dabar pastebėjau, kad kartais tenka keltis anksti ryte, pavyzdžiui, prieš rytinės paskaitas, seminarus, pavyzdžiui, net ir 5:30 ryto ir atsiversti tą krėvę. Ir aš labai atsiprašau, aš tikiuosi, kad dėstytoja Birutė Vyžnienė neklausys, bet aš užmigau prie Vinco krėvės su visa meile autoriai. O be to, na, vėlgi, kaip ir minėjau, kūrėjų takai, tai turbūt diktuoja tą, kad dažnai tenka lankytis muziejuose, labai, pavyzdžiui, myliu ir viena mėgstamiausių kultūrinių vietų Lietuvoje yra Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune, į kurį tikrai rekomenduoju visiems užsukti, nes
ten pirmiausia galite pamatyti ir Maironio butą, bet kartu ir labai interaktyvę apžvalgą visos mūsų literatūros nuo pat pirmosios knygos iki to, ką turime dabar. Ir labai interaktyvūs kambariai ir ekspozicijos tikrai įtraukia ir matau ir jaunuosius lankytojus, kurie domisi, nes dabar prisimenu, gali net ir panešioti knygnešio maišą, atrodo, pajausti tą dvasią būtent to laiko. Vėlgi stengiuosi kažkaip įsitraukti tas literatūrinės veiklas, kiek pavyksta, ir turiu pripažinti, kad dažniau norėčiau lankytis knygų pristatymuose arba kokiuose pokalbiuose. Bet visada kiekvienais metais privalau nueiti, kaip literatai sako, į atlaidus, tai yra knygų mugė. Tai čia yra šventa vieta. Tai stengiuosi ir ten apsilankyti, ir su autoriai šiek tiek pasikalbėti, ir knygų nusipirkti. Dabar labiausiai atsimenu tokią vieną smagesnių patirčių šią vasarą, tai literatūros salos, toks akademinis seminaras, kuris dabar neatsimenu, turbūt 20 metų jau vyksta, ir labai žavu, kad kiekvienais metais jis vyksta skirtingose vietose, priklausomai nuo to, kas tais metais mums yra svarbu. Tai, be jokios abejonės, šiemet turime Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, todėl su dėstytojais, mokslininkais ir studentais, kolegomis rinkomės Liškevoje, kur vargonavo, jei neklystu, jo tėvas Čiurlionio, ir ten turėjome 4 dienas įvairiausių pranešimų, diskusijų, dirbtuvių, ir buvo labai smagu pabendrauti su dėstytojais ne tik tokioje auditorinėje erdvėje, bet ir kartu pasišnekučiuoti, tiesiog ramiai praleisti tas vasaros dienas kartu. Kalbant apie literatūrinius renginius, tai tikrai pritariu Dominykui, labai smagu juose apsilankyti. Aš atsimenu pirmame kurse, kai dėstytoja pakvietė mus į poezijos vakarą Donaldo Kajoko, taip, vykstantį rašytojų sąjungoje. Ir iš tikrųjų nuolatos juk ten vyksta poezijos vakarai. Ir kartais net būna gaila, kai ateini ir auditorija, vis tiek žymiai vyresnių už mus žmonių. Ir tada klausiam, tai kur jaunimas? Ar tai nebėra mums įdomu, kaip kartai? Tai čia žinoma, sau keli tą klausimą, su bendrakursiais aptarė. Tai tikrai įdomu, ką aš iš savo perspektyvos galiu pasakyti. Ir visą laiką grįžusi iš poezijos vakaro parsinešiu kažką savo. Ir kadangi kalbame apie renginius, pati norėčiau pasidalinti egzistuojančiomis studentų konferencijų galimybėmis, nes pati neseniai grįžau iš konferencijos Bridges in the Baltics, kuri vyko Latvijoje šiais metais, kitais metais vyks Varšuvoje. Tai tikrai nuostabi proga studentui, kuris dar bando save toje akademinėje srityje ir ne iki galo supranta, ką jis čia studijuoja, kaip tai pritaikyti. Atrodo, perskaitai tas 5 knygas per savaitę ir kas iš to. Tai labai gera proga nuvažiuoti, pristatyti, ką pats ištiri per pusmetį, paklausyti kitų panašaus amžiaus žmonių pranešimų ir tikrai užmesgi tų draugysčių, prisijuoki, programa yra gerai sulipdyta, galimybė nuvažiuoti, ten apgyvendinimas parūpintas, tai labai gera proga ir tikrai rekomenduoju kitiems studentams pasibandyti tame akademinėme pasaulyje save. Aš jeigu galiu labai įsiterpti, dabar bekalbėdama apie draugystės ir Latviją ir paminėjai Varšuvą, aš kažkaip irgi pasuksiu tą kryptį link Lenkijos. Tie, kurie studijuodami lituanistiką, kaip žinote, turi rinktis tarp latvių ir lenkų kalbos, tai Gabija ir Emilija buvo pasirinkusi latvių ir dabar, kiek žinau, tęsia ir jau baigiam. Gana puikiai. Pusmetis. Aš esu tos lenkiškosios grupės narys ir kartu su viena kursiokė šią vasarą mes išvykome į, sakytume, tokius, ne mainus, bet tokius kursus kelių savaičių Vroclave, kurie buvo
prisodrinti nuostabiausių emocijų ir ne tik tos kalbos išmokimo galimybių, bet kartu ir įvairiausių ekskursijų ir įspūdžių. Tiesiog apie tai galima labai labai daug kalbėti, bet tai yra irgi dar viena galimybė studentams, į tą filologiją įsitraukti jau tarptautiniu lygiu. Na ir čia vis tiek. Mums ta kalba pavyko apie tokius rimtesnius akademinius dalykus, bet aš norėčiau pakalbėti ir apie tai, kad iš tikrųjų mes, kaip filologai, mano nuomonė, turim tokią galimybę iš tikrųjų gana gerai romantizuoti tą kasdienį gyvenimą. Kodėl? Juk mokomės centre. Nuostabus fakultetas, kad ir klaidus. Šalia biblioteka su daug skirtingų skaityklų. Kiekvieną dieną gali atrasti vis kitą. Man asmeniškai viena mėgstamiausių dienos dalių būna puodelis kavos. Ir čia tikriausiai jau tokia bendra studentiška aktualija. Tai įvairios vietos aplinkui, kur tą kavą gali gerti. Ir žinoma, fakultete, kaip ir kalbėjome apie tas pažintis, tikrai yra žmonių, su kuriais įdomu tą kavą gerti, kalbėti apie kasdienius reikalus. Tai čia, man atrodo, visai išskirtinumas tų mūsų studijų, kadangi mokomės ne tik apie šiuolaikinius dalykus, bet ir apie tuos istorinius. Ir skaitant knygas, klausant paskaitų, labai lengva pereiti tą renesansinę ar barokinę atmosferą. Tai mane pačią nuo pirmo kurso lydi tokie vaizdiniai vis, arba pažiūri į auditorijos sienas ir ten arba Donelaičio metai ir galvoja apie tuos būrų darbus, arba kiti paveikslai. Tai aš tiesiog norėjau pakreipti mūsų temą, šiek tiek romantizavimo prasme, kad ir kiek jis saldi, bet man atrodo neatsiejama nuo mūsų studijų. Taip, Emilija, tu pradėjai kalbėti apie tą visą romantizavimą, kaip mums kažkaip studijos gal net padeda tą kasdienybę romantizuoti. Ir supratau, kad aš esu viena iš tų romantizuojančių, nes esu tokia savo krašto puoselėtoja. Ir kadangi Vilniui būnu, kol studijuoju, o savaitgaliais važiuoju namo į Kazlų, tai labai romantizavimas tas išeina sėdint traukiny, stebint krentančius lapus dabar rudenį. Taip, juk ruduo, filologų metas. Taip, ant kelių padėta knyga, greičiausiai modernizmo seminarui, bet čia irgi traukiam visą tą romantizavimą. Ir klausimas tos muzikos tokios, gal net poetų įdainuotas eiles, einant namo, aš kadangi miške pati gyvenu, tai mane ten pratos visiškas toks romantizavimas. O kadangi mes šiaip pradėjom tą kalbą apie tai, ką veikia mes filologijų už universitetų ribų, tai aš turbūt įkrentu į tą stereotipą, filologas tai mokytis. Ir aš jau nuo šių dienų tai darau ir dar mokyklos laikais, nes mano veikla yra atsiduoti savam miestui, jaunimui jo, ir viena iš tokių veiklų yra būtent skautavimas. Ir suskautė savo krašte ir aišku galėjau pereiti į Vilnių, bet aš patriotė savo kraštą iš Suvalkijos, kadangi vis dėlto esu. Tai tas darbas su vaikais, mane ten kviečia į mokyklos renginius, aš ten 4 bėgu juos, man labai smagu gyventi to jaunimo tokiu gyvenimu ir jungtis su to jaunimu. Labai smagu ten grįžti ir, pavyzdžiui, semestriniam rašto darbui muzikantus kalbint Kazlų. Ir kažkaip man studijos padeda romantizuoti savo kraštą. Kažkokiu būdu, ir per dialektologiją dabar pradėjom kalbėti apie aukštaičių tarmę, aš tokia, mūsų šnekta, taip, grina labai kalba ir taip bendrinės kalbos, tai kažkaip taip tas romantizavimas studijos filologijos jos pereina net ir į savo miesto romantizavimą. O tu, Dominikai, ar romantizuoji tą filologo gyvenimą? Geras klausimas. Man atrodo, kai romantizuoji, tai net nelabai keli klausimą romantizuoji ir esi įsisukęs į tą tokį burbulą. Man gal kas labiausiai žavi ir aš taip kažkaip pajaučiu tą ugnelę, kai
tu žinai apie dalykus ir čia tas hidden gems ir visi inside joke'ai, kur tu žinai apie dalykus, apie kuriuos nežino didelė masė žmonių. Taip. Ir kai mes kalbame apie kažkokius autorius ar kažkokius reiškinius, kurie nėra labai plačiai žinomi, na tai užkuria tokį. Tada tu pradedi romantizuoti, kad tai yra beveik vos net tavo arba labai siauros grupelės žmonių žinojimas. Ir tas, man atrodo, labai sukuria tą tokią romantinę atmosferą, sakykim taip. Taip, ir man atrodo, filologui tai gana būdinga tas romantizavimas, bet ką aš norėčiau pasakyti, kadangi neįsivaizduoju, kas čia mūsų klauso ir galbūt iš šono, mes čia taip viską pro rožinius akinius matom, tai iš vienos pusės kartais taip, nieko nepadarysi. Bet ką norėčiau pasakyti, tai kad, na vis tiek, filologijos studijos yra studijos apie gyvenimą, studijos apie žmogų. Ir kartais, kai kalbiesi su žmonėmis iš kitų sričių, pavyzdžiui, kokiam sporto klube ar klube, tikrai labai sudėtinga perteikti tai, ką mes šiose studijose gauname, kas iš tikrųjų yra svarbu ir kodėl net verta studijuoti. Tai žinoma, šio podcast'o metu mums gal ir nepavyks pateikti, vis tiek pasirinkome tą lengvąją pusę filologo gyvenimo pateikti, bet vis tiek norėčiau, Dominikai, ir tavęs paklausti, kadangi jau judame į pabaigą, ar yra tokių dalykų iš studijų mūsų, kurie iš tikrųjų keitė tavo požiūrį į gyvenimą, į kasdienybę ir būtų verti paminėjimo? Aš turiu du atsakymus. Vieną tokį šiek tiek su komizmu, kitą tokį rimtesnį. Tai nežinau, turbūt gal reikėtų pradėti nuo tokio juokingesnio. Vėlgi, man atrodo, mes kai dabar kalbame ir visada sakom, pirmame kurse buvo toks dalykas, bet atrodo natūralu, nes pirmas kursas yra tas, kuris sudeda pamatus, ant kurių tu lipi ir kažkaip tą savo domus ir pasistatai. Ir jeigu čia taip pajokavus, tai puikiai visi atsimena kalbotyros įvadą ir profesoriaus Jurgio Pakerio paskaitas ir tuos medžius. Taip. Ir būdavo labai juokinga ir esu įsisaugojęs su kažkuo bendravau ir manęs klausė, Dominikai, kur tu esi? Toks natūralus gyvenimiškas klausimas. Ir aš kažkaip galvoju, reikia neatsakyti, kad grįžtu namo taip paprastai. Aš, žodžiu, paėmiau, nusibraižiau ant lapelio medį, parašiau grįžtu, ten dabar neatsiminsiu MP ar kuris, aš atsiprašau, reikėtų pasikartoti šitos dalykus. Ir aš galvoju, čia yra mano bus atsakymas ir kartais tu eini gatvę ir taip žiūriu, čia tas PP, čia tas taip. Buvo toks įsijungęs šiek tiek momentas. Dar ką atsimenu su tokia šypsena, tai akcentologija, kur tu ateini. Ir čia tikrai gyvenimą keičiantis dalykas. Turime, tu ateini į pirmą seminarą pas profesorių Stundžią ir jis tau duoda lapelį ir sako, sukirčiuokite, pasižiūrėkime, kaip mums sekasi. Taip. Ir kai paskutinį kartą tu kirčiavai kokiai 6 klasiai, 7 gal, ir mes kalbėdami, kirčiuojam taisyklingai, viskas yra gerai, bet... Nežinau, ne visą laiką turėčiau pati prisipažinti ir nesigėdiju. Tesk. Ne, tai viskas gerai. Ir tu tada turi ten tuos ženklus, kairinis, dešinis, restinis. Ir dabar yra gėda pripažinti, kad tu ateini į lituanistikos studijas, žinodamas tuos ženklus, bet nežinodamas, kaip ten juos sumėtyti ant tų žodžių. Ir tada tu kažkaip ten dėlioji ir tada profesorius tau atneša su labai daug raudonos spalvos ir sako, mes pasimokysim. Aha. Ir po to žiūri, kad egzaminų metu ar prieš egzaminų jau tu ten supranti, kur ten dėti kokį ženklą, kaip kas. Ir turi prisipažinti, kad dabar tai to kirčiavimo turbūt mūsų gyvenime nėra daug. Tokio mechaninio ant popieriaus. Nebendirbi mokyklai. Pasitaiko. Ir tai čia turbūt taip komiškai pakeitė dėl to, kad ateini nemokėdavas išmokai. Bet jeigu labai rimtai kalbant, man kaip literatui, žmogui, kuris, kažkaip gal bando sieti arba norėtų sieti gyvenimą su literatūra, labai didelį įtaką padarė profesorės Brigitos Speičytės teksto poetikos kursas. Man labai patiko, kad jis buvo ir teorinis, ir praktinis. Ir mes, kadangi kalbėjome apie teorinius dalykus, bet kartu seminaruose
tuos teorinius dalykus bandėme pritaikyti prozos, poezijos, net ir dramos tekstams. Tai man tai pasirodė labai visapusiškas, labai požiūrį į tekstą, į literatūrą, į visą tai, kas supa literatūrą ir mūsų kultūrą, keičiantis tas kursas dalykus. Tai man tai yra vienas tokių įsimintinesnių dalykų per visą šitas studijas. Na, bet dar to laiko liko, aš tikiuosi, kad dar tų kursų tokių atsiras. Ir Dominikai, užsiminiai, kad būtent teksto poetikos kursas, ar ne, keitė požiūrį į literatūrą. Aš atsimenu pirmame kurse taip pat kitą dalyką, kuris man keitė požiūrį į patį seminaro struktūrą ir požiūrį, kad nereikia bijot kalbėti, nors iki šiol, atsiprašau visų labai dėstytojų, surakina to tiesiog kažkokia atrodo baimė, negali slyst. Bet dramaturgijos kursas, Neringos Klišienės. Nuostabu. Ten, kur atrodo, iš pradžių aš pati buvau tokia labai užsirakinus, susilaužusi, labai bijojau kažką sakyti ir vis tiek, kaip aš atvažiuoju į kitą miestą, viskas labai nauja. Laisvė ir prieinamumas, kokį sukūrė tą dėstytoją, leido toks tiesiog pagalvot, kad aš galiu reikšti laisvai savo mintis ir mes galim kurti diskusiją. Tai man būtent požiūris keitėsi į seminarus ir į bendravimą. Puikus dalykas. Gerai, kad paminėjai. Tai kaip girdite, mėly klausytojai, apie tai trumpai tariant, mums ir yra filologijos studijos. Na, o šiandien ateina laikas po truputėlį atsisveikinti. Ačiū labai mylimiems dėstytojams už galimybę čia būti ir kalbėti. Tikimės ateityje paimti ir šiek tiek sunkesnių temų, įvairesnių, kaip sakiau, pakalbinti daugiau žmonių, ne tik lituanistų. Tikiuosi, užmegsim tų pažinčių. Tai drąsiai galite ir su mumis susisiekti. Įdomu jūsų mintis. Jeigu jau išklausėt iki čia, ką galvojat, ir atsisveikindami tariam iki kito karto. Ir norim padėkoti Dominikui, kad šiandien pas mus apsilankė. Tai ačiū už labai turiningą, labai linksmą ir labai gražų pokalbį. Ačiū Jums, kolegės. Ačiū, iki malonaus. Iki.